Vakarą prieš naujas šou iki žmonių gyvenimuose sėdėjau ir galvojau, kaip čia taip, kodėl, kas čia mane taip nuvedė. Vakare gavau atsakymą į savo klausimą, dalinuosi. Tęsiasi kardinalių pokyčių metas, kuris prasidėjo per saulę grįžo. Paskutinių stabdančių, sunkinančių, naikinančių dalykų. Atsisakymas arba savo valia, arba per prievartą. Paleisti turtą, paleisti žinias, žmonės, mokytojus, įpročius, informaciją, gyvenimo būdą. Paleisti savo senus kūnus, senas energijas. Ir kai kam reiks pasirinkti ir paleisti, ar pačiam išeiti, tai nėra nei gerai, nei blogai, tai yra natūralus procesas ateiti, augti ir išeiti. Tik išlaisvinus išvalius seną, galima kurti naują, apergimimas, naujo užsimeskimas. Daug kam darėsi nauja tuščia erdvė, kurioje galės pradėti kurti savo paties gyvenimus, lyg pradėtų nuo nulapų. Visi procesai vyks iki rugsėjo vidurio, pabaigos vieniems greičiau, kitiems ilgiau, o dar kai kam gali užsitęsti kiekvienam savo. Bet su pagalba užsitęsimas taip pat pagalba. Kas gali dar padėti algį, labai jis ir neša informaciją ir valo plauna, palengvina vanduo pirmasis keičia savo struktūrą pagal ateinančias energijas. Ir taip perduoda mūsų kūnams sąmonėj, tada palaikime savęs ramybėje ir pasiruošimas priimti pokyčius ramiai lyg savaime suprantamais dalykais. Kuo labiau priešinsimės, tuo bus sunkiau ir ilgiau tęsis kiekvieningumo praktikavimas kiekviename žingsnyje. Kiekvienas žodis pasakytas ar nepasakytas, kiekvienas veiksmas padarytas ar nepadarytas, kiekvienas daiktas stovintis būtent ten, kur jis stovi, kiekvienas progresas vykstantis būtent taip, kaip jis vyksta. Dabar viskas turi labai gilią prasmę ir norime padidinti dėmesingumą, galime pamatyti ir pajusti tai. Labai įdomus, kupinas staigmenų periodas, kam vis dar totaliai griaunantis, kam jau kuriantis, koks jis bus, tai tik jūsų asmeninė atsakomybė. Pasinaudokime fantastišką progą, pradėti kurti savo pasaulį iš naujo kojų.